Ir šiandienos tada turim topiką du Lietuvos lygos etapus turėjom, tai bandysim jos truputį pažvelgti, kaip mums sekėsi. Tai ir teisėjai ten, kur teisėjavo, atsiuntė tam tikrų klipų, mes su Ignu irgi persižiūrėjom, tai bandysim tada šiandien visi kartu ir pasidiskutuoti, ar čia viskas pavyko gerai, ir čia turim kur paimprovint dar. Ignutė, tu pasijungęs? Jo, jeigu girdisi. Girdisi, tai galim, manau, tada ir keliauti, ne? Ar dar Jo, pradėkim. Tai tas pirminis stepas, kurį analizavom čia prieš sezoną, dėl tų žingsnių tiek kamuolio apsikeitimo metu, tiek ir rungtynių metu. Čia yra keli klipai, būtent dėl tų žingsnių, kur reikėtų atkreipti didesnį dėmesį, ne? Tai priėmus kamuolį ne puolėjas negali vaikščioti ir visi tie stepai padaryti priėmus kamuolį turėtų būti vertinami. Tai čia, kaip sakant, daug nestabdau. Jeigu kažkam klausimų kyla dėl šitų žingsnių, tai tada sakykit, galėsim pastabdyti, panalizuoti giliau. Bet esminis dalykas, kad pasižiūrėti šitos klaidas, kurias reikėtų, kaip sakant, eliminuoti iš mūsų rungtynių. Ir taip, jau čia mes kalbam ne vieną tą webinarą apie tai, apie tuos žingsnius, bet vis tiek tų klipų yra tikrai nemažai ir norėtųsi, kad jų su kiekvienu turnyru mažėtų. Dėl komandinių pražangų skaičių galite susidaryti įspūdį taip pat, kokio kontaktų ir kokio lygio įspūdį taip pat skaičių galite susidaryti įspūdį taip pat, kokio kontaktų ir kokio lygio. Visi tokie šaliukai priėmus kamuolį ir žingsnių pažeidimai, kuriuos turėtume fiksuoti. Pirmauja Akademija VDU. Akademijai VDU atstovauja Gediminas Alisas, Rokas Jocys, Deividas Kumelis. VDU. Akademijai VDU atstovauja Gediminas Alisas, Rokas Jocys, Deividas Kumelis ir Nojus. Atrodo, kaip ir viskas legalu, bet jisai vos pašoka į orą, o tai yra neleistina. Turime fiksuoti tokius dalykus ir jie, žaidėjai, turi išmokti to nedaryti. Gali jie žiūrėti į mus kreivai kiek nori, bet taisyklės yra tokios. Na, jeigu mes turėtume visus žingsnius, kaip šitas paskutinis, tai tada, kaip sakant, didelės problemas neturėtume. Bet kaip matom, mes turim jų didesnių, kurių nesiteisėjau. Kamuolį už aikštės ribų, palikdamas kauniečiams vos 6 sekundės savo atakai. Kauniečiams vos 6 sekundės savo atakai. Sorokas. Kauniečiams vos 6 sekundės savo atakai. Sorokas į baudos siūsdamas. Mažiau nei 2 minutės lieka. Dar ką norėčiau atkreipdėmėsi, kad kas teisėjavo, kas siunčia klipus, tai keista, bet tokių klipų su žingsniais, čekbolo metu, apsikeitimo kamuolio procedūros metu atsiunčia tikrai nedaug, vieną kitą. Ir gal mes, nežinau, kažkaip ar neatkreipiam to dėmesio, ar nesuprantam tos taisyklės, bet jinai gan aiškiai yra. Ir tie žingsniai nesiskiria ir nuo 5 prieš 5 krepšinio, tai čia nėra jokia naujiena 3 prieš 3 krepšinio. Nu, čia matom, kad žaidėjas irgi supranta, kad šitą taisyklę yra ir jie tą irgi akcentuoja treniruočių metu, kas tas treniruotas turi, tai reikia kaip dėmesį mums irgi truputį būti akylesniem šituo atveju.
čia puikiai darėsi kamuolį dabar. VDU komanda ir Kumelis pelno pirmosius savo komandos taškus. Visi tie patys kamuolio priėmimo metu padaromi papildomi stepai, kurie leidžia įgauti pranašumą prieš gynėją, turėtų būti irgi vertinami kaip žingsnių pažeidimas. Taškus. Pagavus kamuolį, pirmosius savo komandos taškus. padaro dar 3 žingsnius ir tik tada atsisuka veidą į krepšį. Atsakas. Salvis Laužadis. Ir čia puikiai darėsi kamuolį dabar. Derevičius šokdina varžovą, pelno tašką 20-16. 20-16. Visi prieš varimą prieš pradedant varimą kojų sukeitimą arba tie vadinamos žirklės irgi turėtų būti vertinami taip pačiai kaip 5-5 kaip žingsnių pažeidimas. Derevičius. Čia vienintelis atvejis, kada galėtumėm sakyti, kad yra legalu, jeigu tas jump stop yra ant 2 kojų nuo vienos, tai tada mes sakom, kad jump stopas yra legalu. Jeigu mes analizuojam ir matom, kad jis tą pačią 2 kartus pašoka ir ant tos pačios nusileidžia, tada turim fiksuoti žingsnių pažeidimą. Čia toks, man čia daugiau jump stopas buvo, bet turim, kaip sakant, atkreipdėmės irgi, kad tokios situacijose turėtumėm skirti žingsnių pažeidimą, jeigu yra ta pačia koja 2 kartus peršokama. Kuris šiandien jau ką tik prasidėjo Gargžduose ir pirmoji dvikova iš čia 13. Prašymas vertinti tuos žingsnių pažeidimus taip pat, kaip ir 5-5 krepšinė. Jie nieko nesiskiria nuo 3-3 krepšinio. Čia 13 dalyvaujančių komandų Akademija VDU prieš Kaip sakant, turėjom ir gerų pavyzdžių, tai ne viskas yra blogai, ką mes čia rodom, bet sugebam atskirti ir vietoj su kamuoliu ir fiksuojami žingsniai. kaip šiuo atveju. Paulinas Čerškus ir Erika Jereckaitė. Kažkur Dariau tavo mikrofonas nueina. Pradedi garsiai, paskui neapsigirdi. Bet tau duodu tada kalbėti, kol mikrofonas taisysiu. Ir čia dar kartą. Žaidėjas žiūri, jisai nieko nesupranta, bet tai yra ne mūsų bėda. Ir čia dar Jis turi išmokti. Rimkus. Jeigu dar taip daugiau parodo nesusipratimo savo tokio nesupratimo, turim vaistų įspėjimas už elgesį ir važiuojam toliau. Ar dėl žingsnių taisyklių pažeidimų turim kažkokių pastebėjimų, klausimų? Nes jeigu visiems viskas aišku šito aspektu, tai keliaujam toliau. Ok, panašu, kad visiems aišku. Teoriškai aišku, praktiškai matom, kad dar nelabai. Na, nelengva jau pirmajame mače Šiaulių Saulės gimnazijos. Čia vieną pavyzdį tokį radau, aišku, galėjau ir daugiau iškirpti, čia gal net nežinau, kodėl nemažai epizodų buvo, kad ne per vidurį krepšio, gal nėra logotipo, bet kaip matėm ir Kaune to logotipo aikšteliai nėra. Tai vat mes turim visada kontroliuoti žaidėjus, pastatyti ties viduriu prieš krepšį, kad čia būtų atliekamas checkballas, o ne kas kaip nori, kur kaip nori.
Žodžiu, tos smulkios detalės, kurios padeda paskui visų rungtynių valdymą. Iškart po šių rungtynių mūsų lauks Irgi dar vienas daug tokių epizodų nepasitaikė komandų. per turnyrą, bet irgi Ir turim karštų iš karto reaguoti. komandų. Gal dėmesys, koncentracija ne ten, bet Du. Treilo teisėjas, kaip matom, turi daug atsakomybės, daug sukontroliuoti visokiausių įvykių. Tai vienas jų tai yra blogas perdavimas čekbolo metu. Kart po šių Šiaulių sporto gimnazijos taškas šiame mače. Ir 5 taškų pranašumą turi jie Tai prieš 3 sekundės irgi tas Sostinės krepšinio mokyklos taisyklė auklėtinius. galiojanti Štai kaip ir taip. 5/5, bet čia dar yra, kadangi atakos trukmė yra trumpesnė, tai tas sensitivity turėtų būti didesnis dėl to pažeidimų. Tai matom, atsikovojo kamuolį, Pataiko Lukas Nikolajevas baltas labai žaidėjas, sudėtingą metimą. perdavimą atliko ir jis toliau tose sekundėse niekur neišėjęs yra. Kamuolį Buvo pagauna ant šiauliečiai. 8, Pataiko tai reiškia, Lukas jisai Nikolajevas 4 gimnazijos sekundės taškas bent jau šiame išbuvo mače. Ir 5 taškų 3 pranašumą sekundžių turi ribojimo prieš zonai. Nu, tai turim, kaip sakant, čia tos visus fiksuoti irgi. krepšinio mokyklos auklėtinius čia štai taip. Pataiko Lukas Nikolajevas labai sudėtingą metimą. Taškų pranašumą Ypač gerai, jeigu jis dar priema kamuolį ir iš karto atlieka krepšinio metimą. Bet mokyklos dar auklėtinius. tada dar kažkur. Bet dabar jisai priėmęs kamuolį, jisai dar pagalvoja prieš tą metimą ir dar sugaišta 1 sekundę. Tai Pataiko Lukas Mechaniškai kas turėtų tą kontroliuoti, tai Nikolajevas kadangi į lydą pusę nueina kamuolys ir aktyviai Labai žaidėjai porą. Šiuo atveju 2 porą žaidėjų yra lydo atsakingami zonai. metimą. Tai vienintelis, ką Treilas galėtų teisėjauti, tai yra ta žaidėjų pora, kur yra 3 sekundžių zona. 3 sekundės irgi turėtų būti tada neturim akcentuoti, kad tik tai lydas švilpia, ne, bet mes turim pasiskirstyti irgi, kas kada Šiaulių turi sporto gimnazijos labai sudėtingą tos metimą. žaidėjus. Kuo atsakys šiauliečiai? plius dažniausiai Treilas mato ir sekundžių, 12 sekundžių laikmatį. Tai irgi palengvina kontrolę. Taip pat yra taisyklė 3 sekundžių žaidimo nugarą, tai žaidimo nugarą 3 sekundės pradedam skaičiuoti tada, Padaro kai Rapolas jis Naujokas yra ir jo viduj komandos viltis gyva. 2 Dabar taškų svarbiausia metimo linijos ir du dalykai. juda Nepasižengti. link krepšio žaidamas nugarą arba šoną. Ne? Tai va šitoj va vietoj, kai jis yra viduj, su driblingu juda atgal, mes turim pradėti skaičiuoti 3 sekundės. Ir neleist pataikyti tolimo metimo. Tikslus metimas iš po krepšio. Jokūbas Tropus. 28. Žengt ir neleist pataikyti tolimo metimo. Tikslus metimas iš po krepšio. Jokūbas Tropus. 28. Padaro Rapolas. pirmuoju bandymu. Kėdainiečio ataka. Po krepšių Na, daug kaip dirbo. matomi, sumuša net 5 kartus žaisdamas nugarą ar šonu į krepšį. Ir to daryti negalima. Pirmuoju bandymu. Kėdainiečio ataka. Po krepšių daug dirbo, kad susikurtų erdvės metimų. Nežinau, vieni teisėjai ten labiau patyrę užsienio, sako, gal 3 mušimai, tai yra maksimumas. Kėdainiečio ataka. Tas gali mums Po padėti, krepšių aišku, daug dirbo, kad galima per 3 susikurtų sekundės, erdvės gal ir metimų. 4 kartus greitai sumušti. Čia toks diskusijai momentas, bet manau, kad 3 mušimai ir jeigu metimo nėra į krepšį, drąsiai galime pūsti 3 sekundžių nugarą į krepšį pažeidimą. Ir Tautvydas Rudys. 17-18. Minimalus skirtumas tarp komandų. Meištas.
suranda komandos draugą. Tęsiasi žaliųjų ataka. Čia kamuolį jau buvo užvaldęs Silver Stars ir pasak teisėjo nespėjo čia išsivaryti. Malus skirtumas tarp komandų. Meištas. Bet čia turim klausimą, ar buvo Drauga. naujas kamulio valdymas juodų komandos ar nebuvo. Žaliųjų ataka. Čia suranda komandos draugą. O jeigu nebuvo, tai Meištas. fiksuojam tada 12 sekundžių pažeidimą Suranda komandos draugą. Tęsiasi. ar ne. Ir kas tada yra atsakingas mechaniškai už šitą situaciją, ne? Tai Drauga. yra gal norinčių pakomentuoti. Norėčiau pakomentuoti, bet taip stringa, kad nieko nesuprantu. Nu tai žiūrėk, paleisiu dabar nestabdydamas. Minimalus skirtumas tarp komandų. Meištas. Suranda komandos draugą. Tęsiasi žaliųjų. Ar tau ataka. dabar geriau rodo ar ne? Geriau. Kamuolį jau buvo Tai užvaldęs. dar tarp komandų. pakartoju tada. Meištas. Suranda komandos draugą. Tęsiasi žaliųjų ataka. Na ir vėl pradėjo freimai šokinėti. Nu tai čia bet kokiu atveju, jeigu ten paėmė juodas dviem rankom kamuolį, tai yra naujas valdymas ir turi išsivaryti kamuolį. Jo, tai yra du aspektai šitam video, ne? Tai kadangi viskas vyksta prie lydo ir lydas geriausiai mato, ar ta kontrolė buvo ar nebuvo kontrolė, tai turėtų lydas tada signalizuoti, kad reikia naujo išsivarimo, jeigu ta kontrolė buvo nauja. Žaliųjų ataka. O jeigu to nebuvo, tai Čia tada, kaip sakant, trailas turi įsijungti su shot clocku, nes tas shot clockas paskui buvo kamuolį numestas, jau ne? buvo užvaldęs Silver Stars. Iš šitos kameros čia sunku pasakyti, kiek ten tas valdymas kamuolio buvo, bet nebent Laurynai nori pakomentuoti, kodėl nebuvo to švilpuko. Aš galvoju, kad beveik vienu metu ir pagavo, ir išmušė. Edvis paklausė, ar pagavo, aš traktavau, kad pagavo. O kodėl nerodžiau, kad reikia naujo valdymo, tai nežinau iš tikrųjų. Nes mąsčiau, turbūt. Sukai filmą vienu žodžiu, ar čia buvo valdymas ar ne. Nu tai va, tai vienu žodžiu Jo. mums reikia, tai mums reikia tada akcentuoti, ne, jeigu mes ten turim tą valdymą, tai mes turim iš karto signalizuoti jiem ir žodžiu sakyti, kad išsivarimo reikia, nes šiuo atveju ten vyksta perdavimas ir jie meta iš pakrepšio, ne, tai jeigu mes dar būtumėm suteikę jiem informacijos, kad tai yra naujas valdymas, tai jie dar būtų išsivarimą pasidarę. Ir Tai dėl dvigubo varimo irgi, tai taisyklė ta pati kaip 5-5, jeigu mes turim žaidėją paėmusi po driblingo kamuolį dviem rankom, tai mes fiksuojam pažeidimą. Jeigu tai yra fumble, tai jis tada gali pasigauti kamuolį, bet nebegali toliau varytis, ne? Tai šiuo atveju čia nieks nebuvo suteisėjauta. Bet mano vertinimu, tai čia turėtų būti dvigubo varimo pažeidimas. Toks ir buvo. bandė pamokyti Paulius Oraką, bet Kitas svarbus dalykas ir ką patys žaidėjai pripažįsta, kad kaip ir 5-5, jie tas ribas tikrina teisėjų irgi, ne, kiek mes ten leidžiam rungtynių metu su teisėjai šnekėti, kiek mes ten leidžiam su varžovai šnekėti ir ten trash talking, kaip sakant, tai tą turim liniją irgi nubrėžti ir laikyti visų rungtynių metu ir viso turnyro metu.
Tai čia irgi tas pats pavyzdys iš tos serijos. Jeigu du žaidėjai tarpusavį taimauto metu sugeba eiti ragais viens prieš kitą, tai turim imti sankcijų irgi, ne kažkokių. Tai čia 3 prieš 3 labai viskas paprasta. Iš karto yra įspėjimai arba jeigu jie jau buvo, yra techninės pražangos, o tai skaičiuojasi kaip komandinės pražangos, tai žaidėjai nubausti arba gavę įspėjimus, jie jau pradeda galvoti kitaip ir tokių dalykų vengia. Klausimą turiu. Taip, O dabar ta prasme įspėjimas arba techninė pražanga turėjo būti po taimauto ar iš karto? ne, tai skiriam taimautą, tai jeigu jie čia eina ragais jau, tai mes juos stabdom, ne, čia problema buvo, gal mes, kad pradžią nematėm, nes sustojom truputį per toli ant baudos, nors turėtume eiti ant to logo vadinamo, kur sakėm, virš 2 metimo linijos. Ir jeigu matom, kad ten jie eina ragais, tai juos skiriam, nu ir tada skiriam techninės pražangas, jeigu čia būtų techninės pražangos, ir tada po taimauto metam baudos metimų. Vaidas, matau, kad komentuoja po įspėjimą apie jam. Nu tai čia, kaip sakant, mūsų reakcijos, nuo mūsų reakcijos priklauso. Jeigu mes rungtynių metu matom, kad užteks tų įspėjimų, tai mes galim apsiriboti ir įspėjimais. Jeigu jau jie ten turėjo, arba jie jau ten kibirkščiavosi nuo rungtynių pradžios ar ten rungtynių metu, nu tai tada turim, kaip sakant, duoti techninę. Nu, bet kokia atveju mūsų reakcija turi būti griežtesnė. Meikia metimas netikslus. Su kamuoliu VDU Januševičius iš toli. Tikslus Januševičius metimas. Už visus tokius gestus nėra jokių įspėjimų. Čia yra tiesioginė techninė pražanga. Ir čia net neturi jokių būti mums. Nei žaidėjim nekyla klausimų dėl elgesio tokio, nei mums neturėtų kilti klausimų, kaip elgtis, ne? Čia turi būti skirta tiesioginė techninė pražanga. Kaip Ignas sako, niekom nesiskiria nuo 5 prieš 5. Teisingai. Labai protingai Ignas pasakė. Keliaujam toliau. Pertraukėlė kur kas labiau buvo reikalinga Šiaulių sporto gimnazijos U23 komandai, kadangi jie per sužaistas beveik 4 minutės yra sukrapštę vos 2 taškus, nekrenta metimai. Kol kas antrajame susitikime šiauliečiams. Tadas Kymantas norėtų, kad būtų įskaitytas šis metimas, bet rungtynių arbitrai. Čia nežinau, gal norėtų autoriai pakomentuoti. Šiaulių sporto Jeigu aš kiek atsimenu, tai čia jokio įspėjimo nebuvo. Kadangi jie per Bet jau mes matom pačioj pradžioj, 2 taškus nekrenta metimai. kaip žaidėjas vienas stumdo varžovą. Kymantas norėtų, kad būtų įskaitytas. Gaila nesimato teisėjo, ar jisai mato tą epizodą ir Čia mes kontroliuoja. susitikime. O paskui dar tas pažaidėjas moko mus teisėjavimo. Bet iš teisėjų veiksmų panašu, kad mes tą toleruojam ir jokio įspėjimo nėra. Reikalinga Šiaulių sporto. Pertraukėlė kur kas labiau buvo reikalinga Šiaulių sporto gimnazijos U23 komandai. Nu tai žiūrėkit, čia kokia rungtynių valdymas, tai turėtų būti su reakcija čia jau būti su tai žaidėjais, kai jie čia pradeda viens kitą stumdyti, ne? Tai kadangi dar kamuolys yra pas mus, atsiprašau, kamuolys yra pas mus dar, tai adresuojam jiem, kad kontaktas, ką jie čia dabar bando, yra nelegalus. Jeigu bus tęsiama, tai duodam pražangą. Jeigu čia nebuvo nieko nefiksuota, tai čia toliau
po akivaizdžios pražangos prieš teisėjo veidą musikavimus, nu tai mes turim bent jau įspėjimą skirti irgi. Ar yra kitokių nuomonių? Čia ant kem 5, kai pirmi tie stumimai buvo, aš jam balsu sakiau, kad nestumk. Nu tai va, tai tavo reakcija, reiškia, pirminė buvo. Tai labai gerai, Tai- pasakei nestumk. Antras stumimas, jau reikia švilpuką. Bildama. Va čia kur tu pasakei ir padavai čekbolą, tai tau tada reikėjo čia va sušvilpt pražangą jam. Ant antro stumimo, kai Jo. kėlė rankas, aš tada jam pasakiau. Ai, supratau, tai tu tada ant to sureagavai ne pirmą, o antro, trečio to veiksmą. Nu tai gerai, tai jeigu tą praleidom, čia jau nesureagavom, tai tuos musikavimus į veidą teisėjam turim Tadas Kymantas norėtų, kad būtų išgyvendinti iš jų. Tadas Kymantas norėtų, kad būtų įskaitytas šis metimas šiame susitikime. Dar ir apsiginti pavyksta kėdainiečiams. Kuprianovo viražai su kamuoliu po krepšiu. Jokūbas Stropus iš kampo smeigia dvitaškį metimą ir 14-10 Šiaulių sporto gimnazija. Čia, kaip suprantu, buvo užfiksuotas pražanga mėlynu. Čia tą laikymą paskutinį, o ne? Taip, antras veiksmas. Nu tai čia šitą jau turnyro metu iš karto su teisėjai šnekėjom, bet turim, ypač žinom, kad čia turim tam tikrų problematinių žaidėjų, tai jau mes matom, kad jisai čia jaučiasi nuskriaustas ir jisai dabar ieškos bet kurio artimiausio žmogaus, ant kurio galėtų išsilieti, ne? Tai mes jo nenuleidžiam iš savo akiračio, yra metimas atliktas, Treilas stebi iki galo ir va tas stumimas, kur yra žaidėjo jautą, jau turi būti fiksuojama pražanga. Akivaizdžiau nebūna, ne? Nu ir paskui jau tas ten už bet ko, už kojos, už rankos, bet kur gauda, ne? Bandydamas atsakyti to pačiu. Tai va, nuo tokių visų situacijų paskui mums prasideda sunkesnis gyvenimas, o ne rungtynės. O jeigu matom, kad jeigu tai turnyro pradžia, tai tada ir visą turnyrą, ne, mes ten paskui pradedam vargti su jais. Tai čia tas stay with the play iki galo turėtume pasilikti, pasižiūrėti tą landing foulą ir ką jie ten toliau tai daro, du žaidėjai. Galiu klausimą. Prašau. Ten, kur meta mėlynas ir Kuprianovas atbėga, nu, ten nebuvo landing faulo, bet tą koją kiša, jeigu užšoka ant kojos, nesportinė, turėtų, nu, šiaip čia pamastymas garsus. Nu, va čia va, jis kišas lyg ir specialiai tą kairę koją ir tada patraukia. Jeigu užšoka nesportinė ar ne? Tai drąsiai, pilnai. Jo, čia galim duoti nesportinį, nes jisai net nesistengia dengti metimo. Gynybos jisai jokios, kaip sakant, nedaro, kad apsaugot krepšį, jisai tiesiog atbėgdamas kiša tą koją, ne? Tai jis ten laiku spėjo patraukti tą koją, ant jos nenusileido. Bet tokiu atveju nesportinė pražanga. Tai nėra tos taisyklės kaip Eurolyga, kad automatinė nesportinė pražanga, kai užmina ant kojos, bet šiuo atveju, jeigu nėra aktyvios gynybos, tai tas kojos pakišimas yra nesportinė pražanga. Ir aš kiek mačiau tas rungtynės nuo pradžių ir tas, pavyzdžiui, ir pats Kuprianovas ir ta visa Kėdainių komanda, jiem jau tikrai galima buvo iki šių 3 minučių, kur liko žaisti, rasti įspėjimą už behavior, už elgesį ir čia būtų drąsiai iš karto Kuprianovas, kai atlieka metimą ir ten skeričiojasi, skiriam techninę pražangą ir mes išvengtumėm visų tos vat maišalinės, kuri dabar įvyko. Tai vat, kodėl mes kalbam apie tuos greitus ir griežtus įspėjimus už žaidėjų elgesį, tai vat mes pasilengvinam savo patys darbą. O šitoj vietoj matome, mes tik tai sunkinam jį, nesušvilpdami
akivaizdžių dalykų. Bet nebijokime ir iš karto tik tai matom žaidėjas, nes čia nėra laiko su mumis ginčytis, čia mes žaidžiam tą krepšinį, 1-2 važiuojam. Ir tas yra ir tarptautinėje arenoje, jeigu yra kokie nepasitenkinimai iš karto, būtinai tu turi įspėti. Jeigu neįspėjai, tai gauni iš karto krūvas komentarų nuo žmonių, kurie stebi tavo darbą ir jeigu tu nedarai išvadų, tai pats kaltas. Tai va, į tokius dalykus žiūrima labai griežtai ir Taip, sekantį turim su tais rungtynių vilkinimais, ne, įspėjimais ir techniniam pražangom. Tai nuo to momento, kai mes padavėm čekbolą gynėjui, kamuolį, tai viskas, kas vyksta toliau, ta komanda, kuri ten vilkins arba trukdys tam procesui, turi būti įspėjama arba baudžiama, ne? Tai šiuo atveju gynėjas bando perduot kamuolį, puolėjas prabėginėja ir tą kamuolį kliudo, ne? Nu, tai čia turim stabdyti tas rungtynės, duodam įspėjimą puolančiai komandai už rungtynių vilkinimą ir tęsim toliau. Jeigu įspėjimą turėjo, skiriam techninę pražangą. Ar yra klausimų prieš šitą? 18-18 lygus rezultatas, 4 minutės ir 8. Šiaip galėjau gal biškį luktel, nes tas 3-5 jau keičia savo poziciją ir akivaizdu, kad jie turbūt keisis pusėm. Tai dar galėjau gal kamuolį pas save palaikyti ir būčiau išvengęs ir įspėjimo ir neįspėjimo šiuo atveju. Nu, bet žaidėjai patys jau turi matyti, kad kamuolys yra paduotas ir tą bėgimą, apibėgimą arba stabdyti, arba tą daryti net tarp žaidėjų vykdančių čia po. Nu, žiūrėk, Laurino pointas yra geras, tai bet kokia atveju mes prieš praduodant kamuolį turim būti sure, kad ten yra visi žaidėjai aikštelė ir visi ten pasiruošę yra žaisti. Tai jeigu mes šiuo atveju matom, kad jie ten abudu jau yra susirodę, kad jie ten keisis tom pozicijom, tai ten tą sekundę išlaukus būtumėm gal ir to apsiriboję. Nu, bet kokia atveju, jeigu mes jau kamuolį padavėm ir tas įvyktų, jam nebėgant keistis su komandos draugų pozicijom, o tiesiog bandant vilkinti rungtynių laiką, tai tokiu atveju mes turim irgi reaguoti, ne, ir skirtos įspėjimus arba techninės pražangas. Veržėsi į priekį. Bet turim ir kitą pavyzdį, kai mes ir kamulio nepaduodam žaidėjam ir turim atlikti įspėjimą už žaidimą vilkinimą, kai komanda tiesiog neina pulti, o kalba apie kažkokius tai derinius tarpusavį, kas atliks tą čekbolą, kas ginsis, kas puls, kas kur stovės aikštelė. Tai kartais net nepriklauso, ar mes kamuolį paduodam jiem, ar mes turim tą kamuolį pas save kurį laiką. Čia jau žaidėjų tas kaitaliojimasis, tas neapsisprendimas aikštelėje turi būti baudžiamas kaip rungtynių vilkinimas. Ką mes iš savo pusės galim padaryti, tai turim juos paraginti, kad žaidžiam, ne? Jeigu tuo labiau, kai mums čia kamuolį paduoda Čielka jau, tai mes tą kamuolį turim pas save ir turim juos raginti, kad žaidžiam, kas daro čekbolą, jie tada turi, kaip sakant, greitų tempų tą pradėti vykdyti, ne? Jeigu matom, kad jie ten toliau nereaguoja tarpusį, šneka, tai skiriam tas nuobaudas. Nes kaip taisyklė, jeigu mes rungtynių pradžią ir ten turnyro pradžią tokius valeisim, tai jie tą patį darys ir visą laiką. Jeigu mes nuo čia pradedam juos kontroliuoti, tai mes tokių situacijų nebeturėsim, nes jie visi žinos, kad reikia judėti iš karto prie čekbolo. Komandai šias rungtynės nepraleidus apskritai nei vieno taško.
absoliučiai nelinkę juokauti. Šį mačą išėjo Kauno VDU krepšininkai Slanina. Pagaliau. Taip, ir visi ten tie semi-circle, Slanina. aktyvi gynyba ir Pagaliau. kamuolio išmušinėjimas Pagaliau Šiaulių sporto gimnazija pasižymi taškais. turi būti irgi vertinami kaip rungtynių vilkinimas. Pagaliau. Pagaliau. Tai šiuo atveju tik tai dėl Pagaliau. mechanikos ir kas tą galėtų geriausiai matyti. Pagaliau. Abudu, manau, kad jeigu žiūrėjo būtent tą porą, tai abudu gali tą fiksuoti, jeigu bent kažkuris matė lydas ar trailas. O primary bet kokiu atveju šitos situacija yra lydo. Pagaliau. Šiaulių sporto gimnazija pasižymi taškais. Ar yra kitokių nuomonių? Mačai išėjo Kauno VDU krepšininkai Slanina. Pagaliau Šiaulių sporto gimnazija pasižymi taškais. Tam prireikė beveik 5 minučių. Komandai šis. Nėra, važiuojam toliau. Džiugas Remeikis iš toliai netaikliai su kamuoliu Arūnas Rimkus. Taip pat atakuoja krepšį iš toli ir 2 taškai. Vaidybos, kai Su kamuoliu Arūnas Rimkus. yra atliekami metybai ir be kontakto sėdamas ant žemės. Tai manau, šitoj vietoj ta taisyklė nelabai kuo skiriasi ir nuo 5-5, tai jeigu žaidėjas stengiasi apsisaugot ir po to kritimo ten apeliacijos nėra dėl pražangos, tai gali būti naukolas, bet kokiu atveju bekontaktinis kritimas, imituojant pražangą, yra kaip vaidybos elementas turi būti vertinimas. Norėčiau paklausti. Taip, prašau, Indrė. Tai sezono metu 5-5 krepšinėje visą laiką ten ar Juozas, ar Gintaras pagalvojo, kad jeigu meta tritaškį, vaidyba turi būti tik antras veiksmas, ryškus antras veiksmas. Man, pavyzdžiui, čia jisai meta ir sėdasi tuo pačiu, tai mano nuomonė čia nėra antras veiksmas. Čia tipo būtų galima traktuoti kaip, kad saugo save, ar aš kažką. Taip. Tai va būtent tą ir sakiau, kur žaidėjas tengiasi apsaugot save ir atsisėda, ten išmetęs ir jokios apeliacijos nėra, ten atsistoja ir toliau bėga gynyba. Tai šitoj situacijai man asmeniškai tinka naukolas. Ai, tai atsiprašau tada, nes aš galvau, kad tu čia norėjai flopo. My bad. Ne, dėl to tas viršui ir parašytas, ar naukolas, ar techninė pražanga turi būti, ne? Tai man šiuo atveju naukolas tinka, nes čia tas pats, kas ir 5-5 mes šnekame, ne, kad jeigu ten, kaip jau viską pasakė ir tu, Indrė, ir aš tai ne visi kartosiu, tai jeigu jis sėdasi vien dėl to, kad apsaugot save, tai viskas lygiau. Jeigu tas būtų nusileidęs 2 kojom ant žemės ir tada atšokęs ten specialiai kaip antrą veiksmą darydamas atsisėdęs, tai tada būtų vaidyba ir galima skirti techninę pražangą, ne? Turim dėl tų vaidybų dar kelias situacijas, tai 20 sekundžių lieka iki šio mačo pabaigos. Gabrielius Šelka norėjo, kad judėtų arčiau krepšio Paulius Orokas, bet jo nesulaukė Titas Januševičius po perdavimo tarp kojų iš Gabrielius Šelka arčiau krepšio Paulius Orokas, bet jo nesulaukė Titas esi dar, Ignai? Jau esu. Titas Januševičius po perdavimo, bet jo nesulaukė Titas Januševičius po perdavimo tarp kojų iš Gabrieliaus Šelkos. Kokia jūsų nuomonė, kas turi, ar čia saugosi žmogus, ar jis tai vaidina? Bet jo nesulaukė Titas Januševičius po perdavimo tarp kojų iš Gabrieliaus Šelkos. Arčiau krepšio Paulius Orokas, bet jo nesulaukė Titas Januševičius po perdavimo tarp kojų iš Gabrieliaus Šelkos. Man tai vis dar saugosi, nes vienas tęstinis veiksmas. Faktas, kad čia prideda vaidybos ir bando parodyti, bet pagal bent jau 5-5 taisyklės, tai mano nuomonė čia yra savęs apsisaugojimas, nes yra vienas tęstinis veiksmas, o ne 2 atskiri. Nesulaukė Titas
Kitų nuomonių yra? Man vaidyba, nes jis pats, bretgi, su ta koja bando gaudyti gynėją. Laukia Titas Januševičius po perdavimo tarp kojų iš Gabrieliaus. Sveiki, aš tai gal sutikčiau ir su Indre, nes žaidėjas nusileidžia ant vienos kojos, mesdamas į priekį, buvo išmetęs tą priekinę koją, bet jisai nei kliūdo ten gynėjo, nei kažkokios įtakos turi, nusileido ir nusileido. Aš tai sakyčiau, kad no call čia. Juolab, kad neprašo nei pražangos, tokio nieko, kaip pirminį. Perdavimo tarp Prieš kojų. tai epizodą. Vilkos. No call be argumentų. Paulius Orokas, bet jo nesulaukė Titas Januševičius po perdavimo Ignai. tarp kojų. Arčiau krepšio Paulius Orokas, bet jo nesulaukė. Gerai sutinku, no call, bet galima pašnekėti su žaidėju, kad jisai stovėtų ant kojų. Jo, tai aš O, manau, ka, kad čia... o kam su juo šnekėti, jeigu jisai gali nukristi? Žiūrėkit, aš manau, kad čia dviračio nereikia išradinėti, tai ką mes ten turim, tos guidelines su flopu 5/5 ir 3/3, tai nieks čia kardinaliai nesikeičia. Tai jeigu tas kritimas yra savęs apsisaugomas kaip ir pirmų klipų, tai taip pačiai vertinam ir čia ir nėra jokios reakcijos iš puolėjo, kuris metė, tai keep it going, ne, toliau žaidžia. Januševičius po perdavimo tarp kojų iš Gabrieliaus Šil 20 sekundžių. Atšokęs atgal. Paleidžia tolimą metimą nesėkmingą. Tai gal aš galvoju, pavyzdžiui, kaip Ignas sako, su žaidėju pakalbėti, jeigu jis, pavyzdžiui, per tas varžybas antrą kartą tą patį padaro, numatyta rungtynėje eigoje turėsim turbūt kažkokių galimai reakcijų iš tos besiginančios komandos, tai gal visai make sense, kad bent jau kažkokį žodį pasakyti, kad jisai kažkaip pasistengtų, na aišku, čia, žinai, jeigu jis visą laiką taip meta, gal neišeis, bet, perspėt, kad jisai turėtų mintį ir nekritinėtų po kiekvieno metimo, tai manau, kad visai protingai būtų. O jeigu jisai pasakys, kodėl tu čia man neleidi to daryti, jeigu taisyklės tą leidžia daryti? Nepasakys vis tai. Tau tikrai nepasakys. Tai aš hipotetiškai sakau. Ta prasme, kam veltis į diskusiją su žaidėju, kai jisai nieko blogo nepadarė? O jeigu varžovai kažką sakys, tai jie turi tokią pačią teisę tą patį daryti. Su visa pagarba metančiam žmogui, tai yra iš stagerio išbėgantis žmogus, tai bet kokiu atveju kojus išsitėsi, žinokit, hebra, tai nežinau, aš esu išmetęs jau ne vieną, ne du ir jis tikrai nieko nenorėjo specialiai ten pakeisti, taip toliau, nes kojus tiesiasi automatiškai. Tai mano manimu čia tiesiog ir tas pats puolėjas nieko nesakė ir čia yra no callas ir jisai jeigu vieną, antrą, trečią kartą tai darys, tai yra tiesiog no callas. Tu gali jo paprašyti, būk dzets, Putiovas ten netiesk, jeigu gali, bet tai neįmanoma. Kūnas pats, ten kūno kojos, ten toliau tiesis, jos tu nieko nepadarysi. Esmė, iš stagerio, kai tu išbėginėjai, taip yra su visa pagarba. Žiūrėkit, komunikacija su rungtynių dalyviais, tai kiekvienas čia nuo mūsų asmeniškai priklauso, kai mes ant jo pašnekėsim, taip ir pašnekėsim, bet kokiu atveju iš patirties galiu sakyti, jeigu mes sakysim žaidėjai, kad klausyk čia išmetęs metimo, stengis nenukristi ar kaip toliau, tai sakys, aš bandau apsisaugoti save, aš neprašau nei pražangų nieko, aš, kaip sakant, viską lygiai padariau, tai ačiū už komentarą ir varom toliau. Tai tą pulsą, kad laikyti žaidėjo galim daryti, bet aš nematau nieko daugiau, ką čia mes galėtumėm jam pagrasinti arba kažkaip kitaip sekantį kartą, jeigu jis ten 3 kartus darys tą patį, kažkaip kitaip traktuoti situacijos. Kiekvienas teisėjas turi savo argumentus, savo pulsus, kaip palengvinti savo darbą. Tai vat. Jo, tai važiuojam toliau čia. Tos pačios rungtynėse, tas pats žaidėjas ten kelis kartus bando imituoti pražangą arba ją sukurti. Dramos 4. 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
Tai irgi čia. Matom, kad tai yra rungtynių pabaiga, lygus rezultatas, bet ne mes turim galvot apie tokius dalykus, o apie tokius dalykus turi galvot pats žaidėjas. Ir jeigu jis nori mus prigauti, tai mes baudžiam iš karto ir Nojus Lepskas taip, iš kaip tą vidutinio liepia nuotolio. daryti taisyklės. Rodo atšokęs atgal. Dabar jisai 2 kartus krenta ant žemės pats, tai yra akivaizdi vaidyba. Dar provokuoja, dar bando temptis besiginantį žaidėją. Ir 2 epizodai palikti be vertinimų. Rodo Tai vat visas rungtynės mes teisėjam, 11 pražangų, o paskui ir likus minutei prie lygaus rezultato mes sustojam. Va, tas tolygumas, tas mūsų Ignai, aš galiu čia įsikišti. Girdit mane? Čia buvo įspėjimas, tas pirmas vertimas, čia kur daugiau dėjimas, tas kur buvo neįskaitytas taškas. Paleidžia tolimą metimą nesėkmingai. Palauk. Paleid. Va šitas vertimas buvo įspėjimas, nes čia dabar ėjo dėjimas, kur aš iš vyno sušliupiau ir su Nedu pašnekėjau, kad čia neturi būti skaitomi taškai. Jisai pritarė man. Ir po tos mūsų komunikacijos Naubaskės ir buvo įspėjimas Kėdainiam už dėliai. O krepšių Tai tvarko. Tas antras vertimas, ten jau rungtynių pabaiga, labai arti stovėjau, nugriuvo, toliau bėgo, niekas ten nieko neprašė, tai kažkaip ir nesikišau labai. Tai antras, aš suprantu, kad galima šitą jau vertinti vėl kažkaip, bet pirmas tai buvo sukontroliuoti. Jeigu mano komentarą girdėjau. Ačiū. Girdėjom, tvarkoj, dėkui. Man tas antras epizodas toks labiau bent jau užstringančio vaizdo, kad čia tam virstančiam žaidėjui faulas už užsitempimą. Buvo ten tarp abiejų kažkas ten tokio, bet arti labai stovėjau, tai nesuvirškinau ir įkrito taškai. Tai... Kas man atrodytų daugiau argumentų būtų negu vaidyba. Nežinau, Esmė yra tame, kad žaidėjas tą daro ir mes turim atkreipti dėmesį ir reaguoti ir ateičiai nežiūrėti. Kėdainių komandai šiaip aplamai per tą atskirą dėmesio prieš turnyrą, jeigu žaidė tą dieną tam turnyrą. Nu, tai žiūrėkit, su vaidyba ir pažangom, tai kriterijai irgi išlieka tie patys, ne? Jeigu čia griūna Kėdainių žaidėjas ir jokios įtakos ten neturi prieš oponentą, netraukia jo, tai tada mes sakom, kad tai yra vaidyba. Bet jeigu jis ten kartu griūdamas ir nusitempia dar žaidėją, nu, tai tada mes sakom, kad tai yra ne vaidyba, tai yra pražanga. Nes įtakojo oponento veiksmus irgi tuo savo kontakto sukūrimu. Tai čia daugiau norima pasakyti, kad tas pats žaidėjas sukuria mum problemų nuo rungtynių pradžių ir jeigu mes nuo rungtynių pradžių jį pasiemam su įspėjimais ar pražangoju jam pačiam, kai jisai bando mus ir visus kitus aplink apgauti, tai mums bus lengviau suteisėjautas rungtynių pabaigas. Šulskis atšokęs atgal. Atakuoja iš toli, netaikliai Šimonis įmo kamuolį. Turi. Čia jau epizodas, kur iš toli. direct technical foul. Netaikliai Šimonis įmo kamuolį, kas atgal. Atakuoja iš toli, netaikliai Šimonis įmo kamuolį. Tu atgal. Atakuoja iš toli, netaikliai Šimonis įmo kamuolį. Nesvarbu, žaidėjas prašo, neprašo. Bet tokie epizodai, kur norit suklaidinti mus, jie turi būti vertinami griežtai. Šokęs atgal. O čia įmetė tritaškį, ar ne? Atakuoja iš toli, netaikliai Šimonis įmo kamuolį. Kada? Dabar? Nu. Tai nekeičia irgi esmės.
Kamuolys Atsiprašau, tai ten Ignai tu sakei, kad direct technical foul, be jokio įspėjimo, jeigu tarkim, jo. Nu taip, tai ką žmogus orą gaudo nuo minimalaus kontakto, tai apie ką mes galim dar kalbėti. Kamuolys krepšyje 17-15, minutė 20. Kokį finalą stebime šiandien Gargžduose. Eimantas Vasiliauskas fiksuoja techninę pražangą už vaidybą. Gintautui Matuliui jis skirta. Tautvydas Kliučinykas ieško Žygimanto Šimonio, pelno tašką. Mantingos ekipa, ji priekyje 19-18. Ir pražanga yra fiksuojama Tautvydui Kliučinykui. Pelno tašką. Mantingos ekipa, ji priekyje 19-18. Ir pražanga yra fiksuojama. Čia mes gal nenagrinėsim, kas ten kur buvo, bet esmė yra apie tolygumą. Prieš tai epizode yra baudžiamas žaidėjas techninę pražangą už vaidybą. Kitos komandos žaidėjas irgi vaidina, bet stebime šiandien Gargžduose. sušvelpiama yra pražanga Ieško prieš Žygimanto jį. Šimonio, pelno tašką. Mantingos ekipa, ji priekyje 19-18. Čia yra pavyzdys, kaip mes turim tolygiai teisėjauti visų rungtynių metu. O tai čia paklaust noriu, o tai čia pirma momente buvo offense faulas, ar antra momente buvo vaidyba? Kaip tą tolygumą išlaikyti? Pirmam yra fiksuota vaidyba, techninė pražanga. Taip, tą supratau, bet kaip turėjo būti, kad būtų tolygumas tada su, lyginant Kitam šitos du. epizode irgi turėjo būti techninė pražanga už vaidybą. Ačiū. Mantingos ekipa, ji priekyje 19-18. Ir pražanga ieško Žygimanto Šimonio, pelno tašką. Mantingos ekipa, ji priekyje 19-18. Ir pražanga yra fiksuojama. Gintautas Matulis, bingo, iš toli. Gali taip pat pataikyti Gintautas Matulis, dar ir gynyboje sėkmingas epizodas. Pražanga puolime yra Bainių komandai. Deividas Kumelis. Čia dabar du epizodai, kaip yra statomos užtvaros ir reakcija besiginančio žaidėjo ir toks jausmas, kad panašu mes nematome viso to bendro vaizdo, kas čia nutinka, ir reaguojam į besiginančio žaidėjo veiksmus Deividas Kumelis. ir baudžiame puolančią komandą pražangą puolime. Nors taip žiūrint įdėmiau, statantis užtvarą, jisai labai blogo nieko ir nedaro, kad išauktų tokią žaidėjų reakciją. Taškų 12-14. Čia šituo konkrečiu atveju net ir pats Kumelis apsikabinęs varžovą, tai jie čia galima ir apie abipusę pagalvoti, bet čia tikrai ne pražanga puolime. Fiksuoja rungtynių arbitrai. Gintautas Matulis, bingo, iš toli. Nu ir turim rungtynių pabaigose fiksuotas pražangas, kurios 21 komandos rankose ir čia fiksuojama kurios uždaro rungtynės, tai čia tiesiog diskusija pasidarom, ar galim no call, ar teisingi sprendimai. Čia bus gal 5 klipai tokie pats. 21 komandos. Toj. Komandos rankose ir čia fiksuojama pražanga.
Tadas Augustauskas dovanoja 21 komandos. Ar yra norinčių pasakyti savo nuomonę? 21 komandos rankose ir čia fiksuojama pražanga. Tadas No call nepadarė įtakos jokios. šansą. No call. Kas turi kitą nuomonę? 21 komandos rankose ir čia fiksuojama pražanga. Tadas Augustauskas dovanoja 23. Nu, aš tai vis tiek lieku prie faulo, nes ką reiškia nepadarė jokios įtakos, kai jisai apsikabinęs vos ne nuo trajeko laiko, tai jo gal ir būtų praėjęs prasiveržimas ir taškas buvo. Tai ką ir sakė prieš tai Ignas, mes neturim galvotų žaidėjus. Rankose ir čia fiksuojama 23. Bet jeigu naudot verbal supportą, tad rankos, gal tada padėtų, manau. Pritariu Ignui ir pigus jančekingas čia buvo. Verbal supportą reikia anksčiau naudoti rungtynių gale. kokia yra esmė apskritai, kas gale, kas negale, apskritai tai yra taisyklės, netaisyklės, tai galas, negalas, pradžia, ne pradžia. Aš esu turėjęs ten tų visokių nesąmonių, ten per silpną, per stipri, rungtynių gale, negale. Nu, blemba, tai yra taisyklės galų gale ir tu švilpi pagal taisyklės. Esu gavęs pastabų ten, ten tas pačių Kėdainių, nupisai geimą, ten iš tų pačių mantingų, ten taip, nesvarbu, apie ką kalbam. Bet esmė, tai pagal taisyklės arba taisyklės, tai yra esmė galas, negalas. Jo aš suprantu ten kažkur, kur ten esmė prie trajako, ten kur nėra įtakos. Bet jeigu tu veržiesi, tavo greitį sustabdo pražanga, ir tavo galimai metimą kažkokį ten įtakoja, nes mes nežinom, kas bus toliau. Kur yra ta teisybė, kur prasti visą šitą veiksmą, kas yra gerai, kas yra blogai. Aš dabar paaiškinsiu greitai. Jeigu mes kalbam apie tai, kad jisai laiko jau nuo tritaškio, kodėl mes nefiksuojam tada pražangos, kai yra va čia. Gerai, okay. Mes tada pasirenkam šitą, kai jau nueina perdavimas. Jeigu žaidėjas būtų atlikęs metimą, tada aš sutinku, viskas važiuoja. Dabar yra atliekamas perdavimas į šoną, mes nefiksavom aukštai pražangos, mes fiksuojam ją, kai kamuolys jau atiduodamas į šoną, neatakuojama į krepšį. Manau, kad jeigu jau čia nefiksavom viršui, mes paliekam šitą, nes ataka įsirutulioja taip, kad kamuolys nueina perdavimui ir tada jau žiūrim, kas vyks toliau. Jeigu vyksta metimas, tada kitas reikalas. Tai jeigu būčiau užfiksavęs pirmą momentą, tai tada būtų buvę gerai. Nu, tada turim laikymą, jo, pražanga. Bet manau, tada dar baisiau būtų, nesakytų, ką tu čia švilpėjai, taigi net neprasidėjo taka. Tai, čia diskusija didelė. 21 komandos rankose ir čia fiksuojama pražanga. Nu, žiūrėkit, taip kaip išsirutuliojo šitą ataką ir nusimetimas kamuolio buvo, tai mano nuomonė galėjo būti naukolas. Kas būtų, jeigu būtų, tai dabar neanalizuojam. Bet šiuo atveju konkrečiu, manau, buvo galima su naukolu palikti. Toliau važiuoju, nes užsižaisime šitaip komentuodami visi. Taip ir pasibaigs visas 10 minučių su rezultatu 20-19. Čia fiksuojama pražanga. Fiksuojama kamuolį šiauliečiai. Gal čia taip ir pasibaigs visas 10 minučių su rezultatu 20-19. Čia fiksuojama pražanga. Kas čia nori nuomonę pasakyti? Man stringa vaizdas, bet jeigu nebūtum fiksavęs pražangos, čia būtų buvę žingsniai. Nu, tada pražanga. Ignai, rezimuojam ir varom. Taip, pražanga. Nes tada yra pažeidimas, tai nefiksuodami kontakto, tada turim fiksuoti pažeidimą. Armandas Plintauskas, bet Jokūbas Rubinas nenori visko pabaigti anksčiau laiko, realizuoja ir savo įmetimą, o čia Domo Ribelio pražanga. Ir Armandas Plintauskas, bet Jokūbas Rubinas
nenori visko pabaigti anksčiau laiko, realizuoja ir savo įmetimą, o čia Domo Ribelio pražanga. Nenori visko pabaigti Yra norinčių. anksčiau laiko. Labai sunku suprasti iš tos smūgilinės, bet Nu, žiūrėkit, įdomu. čia aš padarysiu paprasčiau. biškį. Čia buvo lietimas galvos, siekia kamolį, nepataikė tą kamolį, ar ten pataikė ir paskui muždamas užvažė dar iš šalkūnės per galvą. Tai tu pats atsakei klausimą, manau. Jo, Dar. tai aš manau, kad čia Nenori visko pabaigti pražanga anksčiau laiko, gera, nes realizuoja savo metimas įmetimą, yra o čia nesėkmingas. Domo Ribelio pražanga. Nenori visko Kontaktas, pabaigti anksčiau laiko, realizuoja ir manau, savo kad turėjo įmetimą, įtakos, o čia tai Domo Ribelio pražanga. Rydas nuostabus. Ir nuostabus teisingai. Ir teisėjauja nuostabiai ir atrodo nuostabiai. Taip, kad išplėšė kamolį iš Mantingos O čia žaidėjo. skanėstas. Rokas Jocys galėjo paleisti pergalingą metimą, o čia pražanga Deividui Kumeliui kovoje dėl atšokusio kamolio. Ojojoj, kas darosi čia Gargžduose, rungtynių arbitrai. Gediminas Pasakysiu atvirai, mačiau šitą momentą gyvai, mačiau, kaip Januškevičius komentavo, girdėjau, mačiau, iš pradžių buvo vienos nuomonės, paskui peržiūrėjau kitos nuomonės, paskui dar sykį peržiūrėjau trečios nuomonės. Labai norėčiau specialistų nuomonės, nes fuck, nieko nesuprantu. Ir Nu, tai gerai, garsink blogai tas rungtynių nuomonės. gavo. Gal gali biškį iš naujo, nes man O. kažkaip lagino iš tikrųjų. Labai strigo. Mantingos žaidėjų rankų Rokas Jocys galėjo paleisti pergalingą. Vertinkit rungtynių baigti, vertinkit rezultatą ir visą kitą. Ir vertinkit, kovoje dėl viską vertinkit iš esmės, nes, sakau, gyvai vienaip atrodė, video kitaip atrodė. rungtynių arbitrai. Bet Taip, kad turim išplėšė vadovautis kamuolį protu. Iš Mantingos žaidėjų rankų Rokas Jocys Tai mes vertinam, kas nutiko aikštelėje. pergalingą Taip, teisingai. metimą, o čia pražanga Deividui Kumeliui kovoje dėl atšokusio kamolio. Ojojoj, kas darosi taip, kad išplėšė kamolį iš Mantingos žaidėjų Nu, rankų ar yra Rokas nuomonių? Jocys. Vaidai, pasidalink savo 3 nuomonėm. Žiūrėkit, aš gyvai žiūrėjau, pasidaviau emocijai, greičiausiai sakau, fuck, nesąmonė, nes per gyvą, kaip mes ten žiūrėjom, rungtynių baigtis, taip toliau, turėtų būti naukolas, tada žiūrėjau video, tada išvilgiau tikrai, pražanga ir, kaip ir tos mes rekomenduojamės, ne mes jos turim saugoti, ta prasme, jie turi patys save saugoti. Jūs ten net nežino, turbūt po to ten sekė ir techninė, kiek aš atsimenu ir taip toliau. Ir rezumė mano tokia, kad aš toks, vėlgi aš tą žaidžiau, tą esu žaidęs krepšinį, bet ne tokį, ten tą senesnį, tą 3x3, tai sakyčiau, kad aš iš savęs, kaip krepšininkas neteisėjas, sakyčiau 65% no call, ten visa kita yra call, bet manau, kaip iš teisėjo pozicijos, sakyčiau, kad, sorry, Kumeli, tu, nepataikė ir tau yra pražanga. Ir dėl tos priežasties palaikau švilpinti žaidėją, tą žaidėją teisėją, kuris užfiksavo šitą pražangą ir nesvarbu, tai rungtynių baigtis ar nebaigtis. Tai čia tokia mano nuomonė. Ignai, rezumuojam ir keliaujam. Kaip matom, va dabar sustabdytas momentas yra, žaidėjas turi kamuolį 2 rankom, jisai yra prie pat užribio ir į jį įsirėžia, aišku, nenorėdamas, nelaimingas nutikimas, įsirėžia Kumelis. Tai trukdo žaidėjui išsimest tą kamuolį, kuris galbūt norėtų, jeigu jisai be jokių trukdžių jį pasigautų, tikrai numestų. Dar spėtų pažiūrėti, kur yra savo komandos narys ir atiduotų lengvai perdavimą. Dabar jis to padaryti negali, nes jisai gauna kontaktą, neleistiną kontaktą. Tai yra, mano nuomonė, tai yra
pražanga teisingai su teisėjauta. Taip, o kad ten tas buvo fonas toksai neigiamas, tai, ką padarysi. Gerai, kad šiuo atveju nepabijota ir skirta dar ir techninė pražanga. Vienintelis, kas, atsiprašau, kas čia norėjau sakyti. Jo, Bravo, Gedai. dar aš biškai pakomentuosiu šitą po rungtynių, ta prasme, jau praėjus kažkiek laiko pats Kumelis atėjo su to video, pasižiūrėjom kartu, ta prasme, ir jis sutiko, kad pražanga. Jo, tai vienintelis, ką galim geriau padaryti, tai lydo mechanika. Čia per plačiai esi lydas. Turėtum būti jau arčiau krepšio. Žaidėjų rankų, Nes tas net nėra visos atakos metu kadre net nėra. Tai jeigu būtum sušvilpęs pražangą, būdamas arčiau situacijos, tai manau, kad reakcija netgi visų kitų būtų gal kitokia. Nes dabar atrodo iš tribūnos buvo tas švilpukas. Plius dar einant toliau, šiame klipe matome, kai vyksta baudos metimai lemiami. Vienas iš žaidėjų akademijos VDU sėdi tribūnas. Tai mes kaip teisėjai irgi turim reaguoti į tai ir tas žaidėjas turi būti sugrąžintas į aikštelę. Deividui Kumeliui tai reiškia, kad dabar ant lėkštutės yra Geras pastebėjimas. Tai va ir klausimas, kaip ten reikėtų pasielgti, nes aš iš karto atsisukau į Jocį, sakau grįžti į aikštelę, jisai nuleidęs galvą ten keikėsi toliau, tiesiog Šulskis prie manęs buvo, sako, metam tas baudas ir viskas. Tai aš taip ir padariau, nes jau eina 3 metimai, tai ką, jisai negrįžta į aikštę, man dar diskvalifikacinė jam duota, tada 5 baudos metimai, tada tas fonas dar kyla ir kyla. Tai va. O ką mes galim daryti? Mes turim parodyti, kad tvarka yra ir jos reikia laikytis. Žiūrėjau, čia tos diskvalai ir visa kita būtų nepagelbė, nes čia ir taip uždarytos jau varžybos yra. Tai pasistengiam, kaip sakant, suteikti visą tą galimą informaciją žaidėjim, kaip turėtų, rungtynės dar nebaigtos, tai grįžk į tą aikštę, ten atsisėsk ant tos žemės ir ten toliau keikis, jeigu ten, žinai, kad netrukdytų mūsų darbui. Arba tada, išeinam ir ten baigiam tas rungtynės ir viskas, žinai. Tai čia tiesiog turėtų, Ignas, aš kaip suprantu, noriu pasakyti, kad ten ta turėtų būti reakcija. Jeigu ten buvo reakcija, nieks nereagavo ir ten sumetė tas baudas ir užsidarė varžybos, tai užsidarė. Bet pagal protokolą turėtų būti taip, kad tie žaidėjai, kurie yra išėję už aikštės, jie turėtų, kaip sakant, 3 žaidėjai būti on the court bet kokiu atveju. Dabar tas video klipas apie tai, kad žaidėjas sėdi, o teisėjai kaip ir nereaguoja. Suprantu, kad buvo raginimas jam grįžti į aikštelę jo, bet turim įdėti daugiau pastangų. Turim dar čia likusių kokių 10 klipų, tai manau, kad didelis diskusijos. Bet prabėgam, čia yra esminiai keli ir arbitrai besidarbuojantis šiame mače. Vėl Tadas Budrys po krepšiu, taškų nėra, bet yra dar vietėm. 2 arbitrai besidarbuojantis šiame mače. Vėl Tadas Budrys po krepšiu, taškų nėra, bet yra dar viena pražanga. Tai žiūrėkit, kriterijai tie patys yra. Jeigu nežaidžiami kamuolį, tai fiksuojama nesportinė pražanga irgi taip pat čia nestiprus kontaktas. Kamuolys yra kažkur tolis, siekis sustabdyti tik žaidėją. Tai nesportinė pražanga turi būti taip pačiai traktuojama. Tas pats šitam klipe. Gintautas Matulis. Čia gal išsiskirs nuomonės, tai man irgi įdomu. Ne, čia ne tas klipas. Tai čia vienintelis aspektas, ar ten žaidėjas yra nugriautas, bet jeigu tas žaidėjas yra nugriautas ir su ranka siekia kamuolį ir jį išmuša ar ten pataiko į ranką, tai tada yra paprasta pražanga. Jeigu jisai nugriuvęs nebeturi galimybės pasiekti kamuolį ir jis tiesiog iš šono bando padaryti tą pražangą, tai
tas pats yra nežaidimas į kamuolį ir turėtų būti fiksuojama nesportinė pražanga. Ar reikia apsistoti šito klipo? Tai čia, ką nori pasakyti, man tai čia paprasta. Vytautas mūsų kovoja dėl atšokusio kamulio. Man šitam irgi paprasta. Kamulio. Gerai, važiuojam toliau. Desperacija čia buvo, bet jo metimo metu viskas. Pasisekė, kad pataikė net į kamulio, ne, Eimantai? Tikslo nepasiekė Januševičius po krepšių Sederevičiui. Nu, šitos visos situacijos, kur nėra jokio žaidimo į kamulį, iš nugaros laikymas akivaizdus, turi būti fiksuojama kaip nesportinės pražangos. Ten gera Vytauto Meišto pražanga. Januševičius po krepšių siekė Januševičius. Ar yra kitų nuomonių tos šitų klipų? Gerai, nes neturėtų būti. Važiuojam toliau. Prasižengusi U21 ekipa. Kuri pirmajame etape lyginas ekipa. Čia vienintelis gali būti klausimas, ar fiksuojam, ar paleidžiam. Bet jeigu jau fiksuojam, tai yra nesportinė pražanga. Taip. Kuri pirmajame etape lygiai prieš kai. Ir manau, kad fiksuota nesportinė pražanga būtų aiškesnis kriterijus visiems. Gabrielius Čelka. Vienas už kitą garsesni vardai, kurie gaunasi. Rungtynių pradžia iškart pasitikrina žaidėjas. Mes teisėjai nereaguojam. Antrą kartą irgi rungtynėse vėl naudoja aktyvią gynybą puslankyje. Tai tokius žaidėjų gynybinius epizodus mes turim reaguoti čia ir dabar. Šulskis jo taškas. O dabar 2 epizodai su akivaizdžia gynyba puslankyje. Pats įveikia greičiu. Liko nesuteisėjauti. Rokas Šulskis jo taškas. Ir Gabrielius. Ir manau, kad galbūt čia jau ir paskutinis klipas bus. Kamuolį ir pelno antrojo šanso tašką. Jonas Šoblinskas. Įdomesnis. Pro galinę liniją dabar būtent Šoblinskas nepraleidžia Ernesto Sederevičiaus. Ir dar techninė pražanga. Štai taip. Skiria rungtynių arbitras Gediminas Petrušinas. Tai komentuoja gal Ignai iš karto, kad čia nelaukt kol Nu tai mes turim čia paprastą pražangą. Buvo 9 komandinė. Tada skirta techninė pražanga 10 komandinė. Tai mes atliekam vieną metimą už techninę pražangą ir kadangi 9 pražanga buvo paprasta, tai turi būti 2 baudos metimai ir kovojam dėl kamuolio. Čia kaip ir viskas gerai, kol kas. Šitame klipe iki paskutinio baudos metimo. Kažkodėl niekas kaip ir stovėjo kovot, bet nekovojo. Ir tada vyko teisėjų pasitarimas. Buvo skirtas ginčas. Irgi gal paaiškins kolegos, iš kur čia tos ginčas atsirado. Ginčą čia užfiksavo rungtynių arbitrai, bet pratęsime šį mačą po... Bet esmė tokia, kad techninė 10 yra, o tai yra vienas baudos metimas ir žaidimą tęsėme toliau, kur jisai ten buvo sustabdytas iki tos techninės pražangos. O kadangi tai yra paprasta pražanga 9, 2 baudos metimai ir kovojama dėl kamuolio. Nes tai nėra 10 komandinė. 33 Šiaulių numeriui Jonui Šoblinskui. Jo, tai truputį ilgiau užtrukam negu valandą. Čia dar tų klipų turim nepažiūrėtų, bet manau, kad šiandien užteks.
Jo, kas norės, pažiūrės. Ten, ne, įrašė jau nebus. Nu. Tai sudėsiu aš galbūt į mūsų Facebooko grupę, tenai tų klipų. Galima bus ten pasižiūrėti. Manau, kad per artimiausią savaitę atsiras ten. Tai manau, kad akcentai, ką ten turim pasigerinti, teisėjaudami aiškus, turim dar likusius 2 etapus. Kituose etapuose dirbs tie, kurie dar neteisėjavo pirmose 2, nu tai, kaip sakant, turit medžiagą, iš kurios galit pasidaryti pregėjimą ar ten kažkokį tai žaidėjo analizę. Ir šiaip vyksta krūva tų turnyrų, tai vat. Jo, bet be šitų visų Lietuvos čempionatą, kur mes teisėjaujam ten bet kokiu atveju 2, tai viskas tas pats vyksta ir kitose mėgėjų turnyruose, kur teisėjaujam vieni, ten nuo playoffų prasideda 2 mechanika, nu tai bet kokiu atveju visi tie kriterijai ir guidelines lieka tie patys, ką šiandien ir šnekėjom. Tai tikiuosi, kad padės bent kažkiek paimprovint, o klausimų nebent dar turit. Na, jeigu klausimų nėra, tai ačiū visiems, kad prisijungėt. Dėl sekančio webinaro datos informuosim grupėje, kai visą laiką. Tai ačiū visiems ir gerą vakarą.